Čia yra giminės paukštė arba dar galima sutikti sielos formulė. Ir apie ką tai yra? Tai yra apie mūsų 7 kartų žmoniją, ane? Čia yra viena iš, kaip pagal mane, iš svarbiausių mūsų aplamai gyvenimo temų, ne, yra mūsų tėvai ir giminės. Tai čia yra giminės paukštė, ne, tai čia yra jūs, jūsų tėvai, jūsų tėvų seneliai, senelių tėvai, ne, ir taip ir toliau. Čia yra 7 kartos. Ir kodėl mano manimu čia yra viena iš svarbiausių temų, nes kaip jūs matote, čia yra paukštė, ne, nes mamos linija suteikia jums vieną sparną, o tėvo linija ir giminės, ne, suteikia antrą sparną. Ir kodėl aš sakau, kad tai yra viena iš svarbiausių, nes pavyzdžiui, kartais būna, kad laikom pyktį arba tiesiog nekenčiam vieno iš tėvų, ane? Reiškia, mes nukerpam savo automatiškai vieną sparną. Ir kaip jūs įsivaizduojat, kaip jūs kaip paukštis, ane, pasakykim, kaip jūs skrisit su vienu sparnu. Ir dažnai net būna, kad pavyzdžiui, kad taip yra tiesiog susipyksta mūsų tėvais, labai daug visokių pykčio laikom ant tėvų ir mes tiesiog savo nukerpam abudu sparnus. Ir jūs tada išvis, kaip sakom, pagalvokit, kaip jūs aplamai pakilsite, ne, kažkur. Nes dažnai sako, kad mama yra apie meilę savo, meilę pasauliui, o tėtis yra apie savęs realizaciją. Tai iš psichologų, iš psichologijos aplamai yra, kad pirmi gyvenimo 7 metai tai yra, kai vaikas turi pasisemti iš mamos kuo daugiau meilės, dėmesio ir viso pačio geriausio, ne? Tada kiti 7 metai eina iš tėvo, ne? Kur tėvas kaip ir turėtų palaikyti, ne? Jūs parodėt, kaip galima save realizuoti, kažką veikti, bet būtent apie veiklą, apie finansus ir visą kitą. Deja, dažnai būna, kad mes nemylim arba mes negalim susitarti su vienu iš tėvų arba su abiem iš tėvų. Ir tai tikrai nėra gerai, nes tėvai yra tie tokie, kurie, kaip rezetis, ne, kurie maitina mus, nes jie suteikia mums, mums gali atrodyti, kad jie nieko neverti, bet jie tikrai suteikia mums gyvybingumo ir duoda net kaip šaknis tokios, ne. Įsivaizduokit, kad jūs medis, o jūsų tėvai ir protėviai ir visa kita, tai yra šaknis, kur jūs maitina. Ir tikrai yra svarbu tai padaryti, kad jūs žiūrėtume į savo tėvus, jūs jaustumėt meilę ir supratimą, kodėl jie elgėsi taip, o ne kitaip. Dabar aš jums papasakosiu savo tokią trumpą istoriją, pavyzdžiui, kaip man buvo su tėvu. Nes kai man buvo 20 metų, mano tėvai išsiskyrė, tėvas išėjo ir tiesiog aš labai pykau, palaikiau mamą, nes tikrai pas mus daugiavaikė šeima. Ir mačiau, kaip mamai yra sunku ir aš kaltinau tėvą, kaip jisai taip galėjo pasielgti. Ne, dabar aš tikrai suprantu, kad visos skyrybos yra abudu kalti, negali būti kažkas vienas, kažkas kitas. Yra 50% vieno, 50% kito. Ir pavyzdžiui, nuo 20 metų aš labai palaikiau mamą ir su tėvu labai mažai bendravau. Ir net buvo, bet dar buvo taip, kad aš tikrai jį mylėjau, giliai širdį labai mylėjau, aš labai norėjau su juo kaip ir būti, ne, bet tiesiog negalėjau, nes pykau ir nesupratau, kaip jisai galėjo tai pasielgti, ne, palikti mamą ir dar su tiek vaikų. Ir buvo laikas, kad su tėvu aš bendravau, skambinau jam per gimtadienį, ir galbūt per kokias kalėdas ir Velykas. Tai tik skambinau 3 kartus į metus ir visiškai nevažiuodavau pas į svečius. Ir tikrai man buvo skaudu ir aš jo nekenčiau, bet prieš 4 metus, kai aš pradėjau labai stipriai dirbti su savim, lankiau psichologus, prieš 4 metus aš padariau savo konsteliaciją. Tai yra tokia technika. Ir žinokit, konsteliacija tai viena iš mano aplamai mėgstamiausių visom temom, mane viską galima ten išbandyti su ta konsteliacija. Ir jinai man yra tikrai stebuklinga technika, kur tiesiog daro stebuklus. Ir pavyzdžiui, man buvo taip, kad kai aš padariau konsteliaciją, savaitės bėgy tėvas man pats pirmas paskambino
Ir nuo to laiko mes su tėvu bendraujam kiekvieną savaitę, net po 2 kartus į savaitę. Dažnai aš važiuoju pas jį kartą į mėnesį, tikrai nuvažiuoju, nes biškį toliau važiuoju, gyvena. Ir net yra taip, kad dabar aš įsikraušiu į namą ir net tėvas atvažiuos čionai ir atvažiuoja man padėti kažką paaiškinti, padėti tiek, kiek jisai gali. Ko tikrai jisai niekad nedarė ir aplamai, kad aš niekad negalėjau jo paprašyti pagalbos arba net su juo pašnekėti, net su juo pasitarti kažką. Ir tikrai negalėjau pašnekėti apie kažkokius ten gilius jausmus, kaip aš jaučiuosi arba kaip man kažkas mane įsiseka, niekad gyvenime. Dabar aš laisvai galiu tą šnekėti ir būtent va ta konsteliacija, jinai buvo tas toks didelis spyris tą padaryti. Ir taip, aš atleidau, ne tai, kad atleidau, aš tiesiog supratau, kodėl tas įvyko, dariau daug analizių, dariau daug technikų, kad pykčio paleidimo, visokių nuoskaudų paleidimo. Ir ačiū Dievui, aš tikrai esu laiminga, kad aš turiu tėtį, kad aš turiu tokį tėtį, ne kitokį. Ir tiesiog nuostabu, ne? Tai va, vienas mano sparnas, kad aš galiu veikti. Ir iš tikrųjų, net pasakysiu, kad per 4 metus pradėjau realizuoti save, ne taip, kaip norėjo ten mama ar kažkas ar sociumas, ne, o taip, kaip aš iš giliai širdį noriu pati viską tą daryti. Tai vat tie 4 metai mano yra aukštyn kojom mane, viskas apsivertė ir profesiją pakeičiau, ir gyvenamąją vietą pakeičiau, ne, ir tikrai turiu palaikymą ir tėvo, ir mamos, ne. Su mama buvo kitaip, kad mama visada buvo šalia, bet irgi jinai yra iš tokių sunkių, ne, pasakykim, žmonių, kad visada kritikuoja, jinai nemoka palaikyti, jinai nemoka gražiai šnekėti, bet lygiai tas pats, ta pati konsteliacija buvo, tikrai jinai tokia labai gili ir tokia užėmė net keletą valandų. Ir aš paleidau nuoskaudos, paleidau pyktį, aš tikrai supratau, kodėl mama tokia, aš pradėjau giliau matyti, kodėl jinai, pavyzdžiui, taip elgėsi, ne kitaip, ne. Ir net kai aš kraučiuosi į užmiestį, tai jinai, kaip pasakė, kaip čia taip, tu pas mane dabar ten, arba neatvažinėsi, ne, ašgi iki tavęs nedavažiuosiu. Ir tiesiog aš konstruktyviai mamai sakau, mama, žinai, tikrai galima atvažiuoti, aš galiu tave atvažiuoti paimti ir man būtų malonu, jeigu, kaip sakant, tu pasidžiaugtų mane, kad aš galiu išvažiuoti į geresnės sąlygas, ne, ir, kaip sakoma, ir tu visada yra laukiama ir visada galiu tave paimti. Bet jinai tiesiog nemoka bendrauti, nemoka konstruktyviai bendrauti, ne, dėl to visada kritikos, visada priekaištai kažkokie, bet irgi pradirbu save, tai aš suprantu, kodėl jinai taip elgėsi, kodėl jinai taip daro, ne, ir aš laisvai galiu su ją kontaktuoti ir konstruktyviai, pozityviai, ne, viską su ją pasakyti ir laisvai net pasakyti, mama, aš tave myliu, aš tikrai suprantu, kad ten tau liūdna, kad tau baisu dėl manęs, ne, ir, kaip sakom, ir aš išverčiu ir net mama sako, Deivi, tu taip pasikeitai ir visiškai kitaip su tavim galima bendrauti. Taip, nes keičiasi vienas žmogus ir keičiasi, kaip sakoma, aplinka. Tai, ką aš dar kartą sakau, tėvai ir jų giminės yra labai svarbus, nes jie suteikia mums sparnus, ne? Kažkada, nežinau, mitai, ne mitai, bet, pavyzdžiui, kodėl čia būtent 7 kartos, ne, tėvai, protėviai, močiutės, protėviai ir ten promočiutės, pro, ir va tai va toliau, ne? Ir iš viso tam, kad jūs gimtumėte, ne, iš 7 kartų turėjo būti 254 žmonės tam, kad jūs gimtumėte šiandien. Kodėl 7 kartos? Nes, pavyzdžiui, anksčiau buvo, kiek ieškau informacijos, kiek tikrai domiuosi visokie ten istorija, kur pagal senas knygas, lankau ten visokius seminarus online, ne, kad žmogus anksčiau tikrai gyvena 140 metų ir gal net daugiau. Ir pavyzdžiui, kai buvo nemada, buvo įprasta, kad 20 metų gimdo vaikus, ne, tai pavyzdžiui 7 kart 20 yra 140, ne, tai kai gimdavo pats jauniausias vaikas, tai dar buvo pro 7 kartos, jie dažniausiai būdavo gyvi, gal net ir daugiau buvo gyvo, ne, jeigu nedaugiau gyveno, bet vieni gali sakyti, kad tai yra mitai, kiti tikrai gali tikėti, kad tai tiesa. Tai vat, ir visada vaikai žinojo viską apie savo 7 kartų
gyvenimus, kaip jie gyveno, kom sirgo, kas su ko gyveno, ten dar kažką, nes dažniausiai jie gyveno bendruomenėm ir dėl to, kaip ir sako, vat suteikė sparnus ir suteikė, kaip sakom, pilnai, jeigu ne tėvai, jeigu ne močiutės, tai promočiutės, prosenelė, ne, galėjo suteikti jėgų ir pasirūpinti vaikų, net jeigu netekdavo kažko iš artimiausių žmonių. Tada, pavyzdžiui, šiais laikais, kas yra labai svarbu, ypač išsiskyrusiom porom. Nes dažnai būna, kad mamos lieka su vaikais ir jos labai pyksta ant savo vyro ir vaikam pradeda šnekėt, kad koks tėvas blogas, jisai mus paliko, ne, ir automatiškai nukerpa vieną sparną. Nes vaikas tikrai jisai tikės mamą, iki kol jisai mažas, o po to gali būti, kad jisai išsiaiškins kaip kas, arba vėl pradės ten traumos gydyti, ne, bet mama iškart nukerpa vieną sparną, arba kai vaikas lanko tėvą, ne, ir tėvas vėl ant mamos, ne, ir automatiškai nukerpa kitą sparną. Ir vaikas dažnai lieka be vieno sparno arba be kito. Tai pirmas dalykas, tai tikrai yra labai blogas dalykas, kad moteris taip daro, ne, nu, dažniausiai moteris, nes dažniausiai vaikai su moterim lieka. Ir iš pykčio jos tiesiog vaikui pasakoja, koks blogas tėvas, dar kažką, kad palieka, vaiko psichika tai neišlaiko ir jisai automatiškai, kad koks tėvas, aš jo nekenčiu, koks jisai blogas ir viskas, ne, ir jisai mane paliko. Pirmas dalykas, tėvas paliko ne šeimą, o tėvas paliko moterį. Nes čia yra santykiai tarp vyro ir moters, o vaikas yra žemiau, ne, pagal tą hierarchiją tokia, ir tikrai jisai nepaliktų vaiko, o čia palieka moterį ir tiesiog dažnai būna, kad, pavyzdžiui, tėvas nenori matyti vaiko, dėl ko? Dėl santykių su mama, nu, su savo buvusia žmona, arba su buvusia partnerė, dėl to, kad jinai turi daug pykčio, daug nuoskaudos ir tiesiog neįmanoma su ja susitarti. Ir tiesiog ne tai, kad jisai nekenčia viso šeimos, o jisai su vaiku nebendrauja dėl to, kad kuo mažiau kontaktuotų su žmona. Tai mielos moteris, mielos mamos, nedarykite tokios klaidos. Jeigu jūs pykstate ant partnerio, tai kodėl būna? Todėl, kad jisai nerealizavo jūsų kažkokiu planu, ane, kad jūs turėjot kažkokiu užmojų planu su juo, kaip bus, kas bus, ane, ir tiesiog nerealizavo jūsų tų norų, ne, jūs norėjot vienaip, o gavosi kitaip. Tai yra jūsų santykiai ir prašau, tikrai gerbiamosios ir mylimos ir tikrai ir pačios, eikit ir tvarkykit savo galvas būtent dėl tų santykių su vyru. Nes pirmas dalykas, tai jūs nukirpsit sparną savo vaikoje, ne, o, kaip sakoma, čia jūsų kraujas, tai kad to nedaryti. Ir antras dalykas, iki kol jūs laikysit pyktį ant savo buvusio partnerio, jūs nesukursit tokių normalių arba gerų santykių naujų, nes jūs su tom nuoskaudom einat į kitus santykius ir tada šitą pyktį jūs išliesit ant naujo partnerio, koks nuostabus jisai bebūtų. Tai dar kartą pasikartosiu, nedarykit šitos klaidos, o eikit gydykitės. Aš pati išsiskyrus, lygiai taipogi, ėjau, tvarkiau galvą, kaip sakoma, ne, ir neturiu jokių nuoskaudų, kartais taip sukyla, tiesiog kai super daug pavargusi, ne, būna visko, bet vėlgi žinojau technikas ir 1-2 ir, kaip sakom, pati savo suteikiau savipagalbą, ne, tai lygiai tas pats, jeigu jūs susidūrė, nu, kaip sakoma, jeigu jūsų gyvenime atsitiko tokia nelaimė, ne, tiesiog nesustokite tenai, paleiskite pyktį, nuoskaudą ir visą, ką jūs jaučiat neigiamo ir šiandien padėkite tašką praeitam gyvenimui ir kurkit naują gražų gyvenimą ir kur jūs parodysit savo vaikui, ne, savo vaikui suteiksit, kad nesvarbu, kas atsitinka, nesvarbu, kad mes atskirai su tavo tėvu, aš esu laiminga, tėvas yra laimingas ir mes abudu tavo tėvai, nors ir negyvenam kartu ir mes abudu tave palaikom. Tai yra tikrai labai pagrindinis dalykas. Ir irgi kodėl yra taip, todėl kad, pavyzdžiui, kai yra šeima stipri, ne, tada yra valstybė stipri. Dabar pasižiūrėkit, kodėl valstybės tokios irgi, nu, aišku, čia politinės klausimas, bet kodėl valstybės žlunga arba lengva ten manipuliuoti žmonėm, ne? Todėl, kad ardomos šeimos, vaikai išvažiuoja, susipyksta, nenori matyti tėvų, ne? Ir viskas. Ir tada kiekvienas lieka pats savo ir ką jisai vienas gali. Jisai bijo, jisai viską padarys, kad tik tai išgyventų, ne? Ir jisai neturi jokio palaikymo. Tos šeimos, tai pavyzdžiui, tai labiausiai yra tos musulmoniškos, ne, šeimos,
kiek vat, man teko domėtis, kiek aš matau. Tai, pavyzdžiui, tos šeimos, jos gyvena bendruomenėm, jos gyvena šeimom ir jos tikrai yra stiprios. Ir net tos valstybės yra gerokai stipresnės arba net labai stiprios, o ne politiniu atžvilgiu. Todėl, kad kai šeima yra stipri, tai ir valstybė yra stipri. Tai va ta, vat, kad, kaip sakoma, jūs galit nebendrauti, ne arba minimaliai bendrauti, bet tikrai, kad būtų palaikymas. Ir aišku, dar būna ir, vat, mačiau tokiu atveju, kad net ir būna, kad, pavyzdžiui, kad tikrai ten destruktyvūs tėvai, nežinau, narkomanai, alkoholikai, dar nusikaltėliai kažkokie, ne, arba patys ten turi psichologinių problemų ir tiesiog nenori palaikyti su jumis santykių. Tai nesvarbu, nes psichologija yra taip, kad visgi jūs esat siela, ne, ir su tėvų sielom jūs galit kurti nuostabiausią ryšį, ne, jūs turėsit tokį energetinį palaikymą ir gyvybės tokį kaip upelė, ne, kuris maitina jūs. Nors jūs gyvenime galit net nebendrauti su savo tėvais arba su vienu iš tėvų. Lygiai tas pats, jeigu yra kažkas ar vienas ar abudu yra jau mirę, lygiai taipogi technikos yra, kur jūs galite vizualizuoti ir atidirbti ir konsteliacijas, ir kitokios tokios technikos, kur jūs galite pataisyti, kad, pavyzdžiui, net pagalvojus apie mamą, ne, kur aš visada jos nekenčiu arba pikau, tiesiog užsimerkėte, ne, įsivaizduojat, kad vat yra mano mama ir tiesiog jūs nejaučiat jokio pykčio, jokio nuoskaudos, ne, o jūs, mama, aš tave taip labai myliu ir aš tiesiog ilgiuosi tavęs, ne. Lygiai tas pats su tėvo, ne, su močiutėm, su proseneliais ir senelis ir visais kitais. Tai yra tikrai, žinokit, labai svarbu, nors kaip gali sakyti, kad nesvarbu, kad ten tėvai, tu žiūrėk, kaip tu pats, tikrai yra svarbu, nes dar kartą sakau, tėvai ir giminė suteikia mums sparnus, be kurių mes negalim skristi. Tai kas suprato, ir aš tikiuosi, kad tikrai suprato, išsiskyrė arba neišsiskyrė, ne, kad nenešt tokios naštos vaikams, ne, kad nenukirpt vaikams sparnų, kad atstatyt savo sparnus, ne, jeigu jūs turit blogus santykius su tėvais, tai tikrai kreipkitės, kontaktai mano žemiau, ne, nežinokit, tikrai daug lengviau yra dirbti, kai širdį yra meilė, dėkingumas savo tėvam ir jokių neigiamų emocijų.